Jeigu jums patinka mūsų kelionės, kviečiame prenumeruoti. Mums tai labai svarbu. Normalesnio maisto karštyje. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Tamstos kavytė jau va išvirus, puodas tuščias. Pasiruošęs laukia daugiau. Kuo bus jisai reikalingas. Palapinė mūsų dar nenuklota. Reikia bandyti nukloti, nes... Kas nes reikia, kad išdžiūtų. Kad džiūtų. Dėtis ir važiuoti. Ja, kokia puikia aplinka. Vakar tai buvo bjauriai negraži, nes jau vos kojas vilkom. O šiandien visai nieko. Nepagražiai, žinote. Nematau, kad šiandien būtų pagražiai. Bet visai jau nieko dabar. Vaikščioj per šabakštynus. Na ir kas čia šiandien bus pusryčiam, kažkas naujo atrodo. Nieko naujo. Kaip tai nieko naujo? Nu kas naujo, kas naujo. Makaronai. Makaronai, tai nauja. Jau noriu kažkokio kitokio maisto, bet šiandien vis tiek nutarim ryte virti. Už tai, kad Eisiškėse tikrai nieko negausim. Dar anksti, o iki pasieksim Varėną, taip nežinau, kaip te bus toliau. Dar grįžti į Eisiškės, objektų jokių Eisiškėse nespėjom aplankyti. Kukurūzus įdėsiu dar. Da kukurūzų, da sūrio, na va, kiek pilnas. Tai sūrio mes visai nevalgym, kai nusipirkom. Tai reikia pabrandint. Pabrandint, kad nesinori. Pusryčiai gatavi. Gatavėjau pusryčiai. Šiandien menki. Mūsų jis neleidžia ramiai pavalgyti. Geriu makaronai, kukurūzai, duona ir agurkas. Gerai, kada varmai neskraido, netrukdo. Viskį užtikasim, iki Varėnų gal betrauksim. Iki Varėnos dar gana toli. Nuo Eišiškių rašė 33 kilometrai. Tai nedaug. Palyginus nedaug. Tai dar atspėsim darbo dieną. Bet šiandien šeštadienį, kas sekmadienį. Šiandien sekmadienį. Viskas trumpai dirbs. Rašo iki 5, ten pas juos parduotuvės. Tai gal jeigu Kalesnikuose bus, tai ten nusipirksim. Ten turėtų būti irgi parduotuvė kokia. 9:10 išvažiuojam iš savo šabakštynų. O tu tai pusė, aš tai važiuosiu čia šalia javų. Čia tai pusė, mes išvažiavom šitai. Ai, šitą pusę. Šitą atvažiavom ir tenai nepravažiuosim. Tai reikia pro javus ir važiuoti. Javus išminčiau jau. Nieko, atsistaus. Tai sukam link Eišiškių. Dabar į Eišiškės grįžtam. Jo bažnyčiaus. Va čia blogiausias kelias. Čia reikia, kiek galima greičiau pravažiuoti, beveik kas. Nu tai stengsimės. Gerai. O jau mašina atvažiuoja. Į kurią pusę einam? Šitoj pusėje reikia. Nu tai gerai, taip ir saky. Gal nepravarys baisiausia. Ne, vis didžiausių greičių. Ne, nelabai didelių. Dievui, nelabai greit važiuoja. Aha. Vis tiek dulkių debesys. O gandras. Va, kitas laukia, čia jaunikliai turbūt laukia. Lizde. Važiuojam prie bažnyčios. Eišiškių Kristaus žengimo į dangų bažnyčia. Dar mišios neprasidėję apžiūrės. Einam. Ai, žiūrėk, kokia sakykla graži. Kokia sakykla graži. Aš einu arčiau atsisėsiu. Eik tu savo, graži bažnyčia. Graži bažnyčia, graži. Pas jūs visur labai gražios ir tvarkingos bažnyčios skulptūrų daug. Šalia kitas altorius, turbūt Marijos. Švenčiausios Marijos. Vitražai.
Pirmoji bažnyčia pastatyta 1389 metais. Po 51 metų pastatyta dar viena. Eišiškių bažnyčia buvo įpareigota išlaikyti 2 lietuviškai mokančius vikarus. Per rusų ir švedų sukeltus karus bažnyčios buvo ne kartą sudegintos ir vėl atstatytos. Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 1852 metais. XIX amžiuje Eišiškių parapija gerokai lenkinta. 905 metais daugiau kaip 10 jos kaimų dar buvo lietuviški, o 12 bažnyčioje lietuvių kalba sakyti tik 6 pamokslai per metus. Skulptūra popiežiui Jonui Pauliui II. Skulptūra palaiminimas. Kopija tos skulptūros, kuri yra Brazilijoje, San Paulentų kalno. Varpinės aukštis 40 metrų ir jinai su 2 vartais iš šonų. Tai reta architektūrinė kompozicinė jungtis yra. Graži varpinė. Labai graži. Viskas čia labai gražu ir tvarkinga. Tai kad visur bažnyčiose tvarkinga. Kiek pravažiavo, matėm. Šiandiengi Petrinės žiūriu, kad žmonės ateina su gėlėm, pasipuošę. Birželio 28 diena. O Jėzus! 3 kilometrai. Taip. Gal nevažiuojam? Nevažiuojam? Ten tik parkas, žinok, yra. Nevažiuojam. Daugiau nieko neišlikę. Tai išmeskite tada link Varėnų svaro. O gandras kalena. Nedasiprotėjau įjungti anksčiau kamerą. Tik ką pravažiavom užtvanką Eišiškių hidroelektrinės. O elektrinės nematyti. Nedatraukim, kad apsinakvot, bet čia nebūtų buvę, kur apsinakvot. Visiška pelkė aplinkui. Tai gerai, kaip vakar nevažiavom iki čia. Jo, būtų čia pravalas didžiulis buvęs. Pasižiūrėjo į tą pelkę ir turėjo grįžti atgal. Aš stosiu pavėsį, atsigert noriu. Čia va labai gražiai viskas, lietuviški užrašai, visur surašyti, tvarkingai lietuviški pavadinimai. Kaimelių, gatvių. Kur tu te radai gatvė škola? Gatvė rodė ar kur? Eišiškėse mokyklos gatvė yra pačioj školna. Ant namų taip. Sutikom keletą žmonių, kurie jau ten tik tai lenkiškai ir ten rusiškai su jais reikėjo kalbėti. O kiti tai taip. Lietuviškai, rusiškai. Jaunesni lietuviškai kalba, vyresni ne. Matosi bažnyčios bokštas, ko gero Kalesnikai. Kalesninkai. Ko gero, kas čia netoli. Dingo kryžiai ant sankryžų. Gi ten apie Eišiškės buvo, kaip sankryža, taip kryžius. Taip kryžius ir išpuoselė. Gražus metalinis kryžius, o dabar jau nėra. Auginami elniai. Biski prabėgo, bet dabar krūmuose matau elnią su ragais. Bet iš čia neįžiūrėsim nieko. O čia kažkur panašiai. Jau vakrutina galva elnias. Nu tik Kalesninkai, bet bažnyčia. Katedra vėl didžiulė. Iš toli čia tik tai žiūrint, nuo plentų dar reikia susukti artyn. Sukam į Kalesninkus. Nu bažnyčia vėl kaip katedra. Nu, grožybė. Popiežius. Dar tik prasideda. Turbūt pusę 12 prasidės mišios. Mišios. Kalesninkų švenčiausios mergelės Marijos
Konstantinas Kuncevičius 1643 metais karmelitams paskyrė Kalesninkų dvarelį, o 76 metais pastatė koplyčią. Bažnyčia pastatyta 1703 metais, bet ne šita. O bažnyčia 1838 buvo pervežta į Raudūnę. Gyventojai norėjo gauti leidimą statyti naujai bažnyčiai. Leidimas buvo gautas, statyti pradėta 1902 metais. 22 metais buvo aukojamos pirmosios mišios. 13-19 metais vikaras Mincevičius rengė lietuviškus vakarus su vaidinimais. Kitas vikaras buvo suimtas Lenkijos valdžios ir išvežtas į Gardino kalėjimą. Pamaldos vyksta lietuvių ir lenkų kalbomis. Nu, link Varėnos, į Varėnos rajoną įvažiuojam. Alytaus apskritis. Gersi? Gal atsigeriam? Gerai. Nu va ir Varėna. 13:36. 36 kilometrai nuvažiuoti. Nu, kur 36? Daugiau turi Nu, būti? Nakvynės. Negali būti. 36,76. Niekak nesu. Taigi grįžom į Eišiškes ir vėl važiavom ten. Galbūt, nežinau. Tai kur dabar važiuoja tiesiai? Tiesiai per pervažą. Matau. Ten, kur juoda mašina nuvažiavo. Nematau aš jokios juodos mašinos. Nesustoji prie stop ženklų. Tai tu štai sustojai. Tai aš ėmiau pavyzdį iš priekį važiuojančių ir nesustojau irgi. Tai nuo kada tu čia imi pavyzdį nuo priekį važiuojančių, nežinau. Visada Tai jau te. Galim dviračių taku važiuoti. galim. Tai aš stoju. Tai bus ramiau. Papuolėme Varėnoje, čia remontuojama gatvė. Tai nelabai nes randam kur važiuoti. Kolonėlė, pabandysim užsukti, pasitikrinti oro dviračiuose, jeigu čia veiks. Ir važiuosim ieškoti kavinukės, gal ką nors užkasim. Ateinam į Maksimą Varėnoje, nusipirksim bent jau kefyro. Važiuojam po Varėną, nusipirkom Maksimui kefyro, duonos ir makaronų. Ieškom, čia kažkur turi būti kaip ir kavinukė. Norėtum užvalgyti kavinukį. Šalti varšilai nori. Nieko čia nėra. Viskas pasikeitė, kaip kažkada buvo. Visiškai. Vienintelę gyvą kavinę Varėnai radom Grilį. Pažiūrėsim, gal čia kažką užvalgysim. Atkeliavo Laimutės kava ir stalo įrankiai. Atkeliavo ir šaltivarščiai. Normalesnių maisto gavom. Antras patiekalas. Kiaušiniai. Ne kiaušinienė, tavo omletas su sūriu. Ragauk savo omletą su sūriu, o pas mane kiaušinienė su kumpiu. Kaip pasakyk, skanu ar neskanu? Man tai skanu. Pavalgėm, apsipirkom ir ledų privalgėm, tai dabar atėjo laikas aplankyti objektus.
Varėnos bažnyčia. Švento Arkangelo Mykolo bažnyčia pastatyta 1933 metais. O čia gal įėjimas yra, žiūrėk, bet tikriausiai bus užrakinta. Užrakinta. Karštis nežmoniškas. Einam pavėsį, ką dar pasakysi. Apie pačią va šitą Varėną. Varėna, taip. XIX amžiaus pabaigoje kitame Merkio krante buvo nutiestas geležinkelis Sankt Peterburgas Varšuva ir įsikūrė gyvenvietė pasivadinusi Varėna 2. Tai šitą. Šitą dar įdomu tai, kad kada Vilniaus kraštą užėmė Lenkija, tai Varėna 1, reiškia senoji Varėna priklausė Lietuvai, o Varėna 2 priklausė Lenkijai. Ir per šitos abu miestelius ėjo demarkacinė linija. Pravažiuojam Varėnos tvenkinį ir mūdu pasitarėm ir Laimutė nusprendė, kad čia nakvojam. Ir nieko daugiau nedarom, nevažiuojam toliau. Tai čia mes šiandien nuvažiavę 42 kokie, nes aš čia buvau neįjungęs dar navigacijos. Nu va, Laimutei įsakius, Taip, Laimutei panorėjus. lydekai paliepus. Mes čia apsigyvensim šią naktį. Kad labai Kiek dabar jau valandų? 4 jau. Labai reikia poilsio, geriau rytoj anksti ryte išvažiuoti, atsikėlus anksčiau. Ne, tu anksčiau išvažiuosi, kad Bet visada ne, bet tai rytoj labai bus Gerai. dar karštesnė diena. Čia va gera aikštelė bus, ten nueisim pasipraust, pasimaudyti. Tai šiandien mes nuvažiavom, va tiek, 40,76, bet reikia pridėti porą kilometrų, nes kai pavalgėm kavinėje, tai neįjungiau, kol net privažiavom prie šito tvenkinio. Dar lankėm bažnytėlę ir iki tvenkinio, tai porą kilometrų tašinų įdėjom, tai būtų 42,76. Ir jau nuo 4 valandų mes čia pilvus išvertę gulim. Tai beveik 400 jau nuvažiavę. Tai netaip svarbu, kiek mes čia nuvažiavę iš visų. Tai va, da bandysiu gal eit pažuvaut, kai biskėt vės oras. Nors mažai čia vilčių, bet pasėdėti vis tiek įdomu. Su meškerė rankos ir rupūžės uodai kanda. Nu tai ką, iki ryt. Dar viena respublika Lietuvoje.